Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Priminsiu, kad čia mes nuskaitome jūsų duomenis, jūsų skaičių programą ir padedame žmogui žydėti. Šiandien apie tai, kaip reikia būti tuo, ko norime būti, tai žmogus visą laiką galvoja, kad būti tai yra kažkada ateityje kažkuo tapti. Būti tai reiškia šiandien būti tuo, ko aš noriu būti. Reikia elgtis taip, kaip elgtųsi tas žmogus arba tas tipažas žmogaus, kuriuo aš noriu būti. Kažkada mano 10 metų vyresnis brolis, kai aš dar buvau jauna, kadangi gimusi spalį, mano srautas ir finansinis ir energetinis buvo labai stiprus. Ir aš visada pinigus labai greitai uždirbdavau ir greitai juos leisdavau. Aš niekada neturėjau savo gyvenimo kalboje žodžio taupyti. Jis tiesiog nesrautui skirtas tas žodis. Ir mano brolis man dažnai sakydavo, gražiai gyventi neuždrausi. Žinoma, jis šiek tiek vyresnis, labai gerbiu ir myliu savo brolį, jis man buvo ir tėtis, ir brolis, ir draugas, ir net nežinau kas, labai daug jo apimtyje. Bet jis sakydavo, kad gražiai gyventi neuždrausi. Arba kai aš eidavau kažkur klystkeliu ir mama prašydavo, kad jis įsikištų ir padėtų mane kažkaip sudrausminti, brolis sakydavo, ne, čia ne mano reikalai. Aš prisimenu, man net gumulėlis gerklėj kaupėsi ant kiek tai aukšto vibracinio dažnio žmogus. Jeigu aš pažiūrėsiu pagal matricą, tai jis yra 4 dažnyje, beveik paskutinis kodas matrico ir aš suprantu jo elgesį. Jis į mūsų šeimą atėjo kaip mokytojas, kuris parodė visai kitą požiūrį. Ir aš, kaip jaunesnioji sesuo, visada jaučiau tą aukštį, svaiginantį aukštį, žiūrėdama į jį. Ir ką norėjau šiandien pasakyti, kad jis tada sakydavo, kad gražiai gyventi neuždrausi, nes aš pirkdavau daiktus, aš keliaudavau, aš važiuodavau su 2 vaikais, kai dar pati viena tik juos auklėjau po skyrybų, ar ne, juos auginau, tai buvo brangu, bet aš visada žinojau, kad jeigu aš noriu į Nidą, aš turiu dirbti ir uždirbti ir kad viskas būtų taip, kaip aš noriu. Aš nesakiau, kad po 10 metų aš atostogausiu Nidoje, aš Nidoje atostogaudavau visada. Todėl, kad aš norėjau būti tokia, kokie žmonės galėdavo atostogauti Nidoje, su kokiu požiūriu, su kokiais poreikiais, su kokiom galimybėm. Ir šiandien mes dažnai su broliu pasikalbam ir jis kartais sako, kad aš negaliu patikėti, sako, kaip pas tave įvyko tas toks virsmas. Ir todėl šiandien su didžiulė meilė savo broliui, meilė, pagarba ir žavesiu, sakau jums šitą pavyzdį. Visada šiandien būkite tokie, kokiais norite būti. Neatidėkite rytojui ne dėl to, kad čia kažkaip laiką reikia taupyti, dėl to, kad matrica veikia taip. Mato turtingo žmogaus žingsnį. Programuoja turtingo žmogaus scenarijų. Mato tokio, žinot, bėdiško požiūrio, kur stoviu prie kasos, skaičiuoju, kiek ten gražos, kaip ten čekija yra išspausdinta, ieškau pigiausio varianto, kad ir nepatogiai, bet svarbu pigiai. Ji ir modeliuoja situaciją tokiam jūsų keliui, nes jūs darot pasirinkimą. Vienintelis, ką mes turim suprasti šitam stebuklė visatos veikimo principe, kad matrica yra ne programa, kuri mums modeliuoja. Programa ji tik ta, kuri atsispindi mūsų praeito gyvenimo atributikas. Atspindi atributikas. Tai va ta programa, ką mes praeituose gyvenimuose nuveikėm, ji mums daro įtaką, tą mes ir skaičiuojam per tikimybių teorijos pagrindų, per konsultaciją matom, ar ne, kaip jūs greičiausiai pasielgsit. Bet iš principo matrica, ji tik tai pratęsia jūsų užduotą
elgsena arba dažnį. Ji pati jo neinspiruoja. Aš žengiu žingsnį, ji tęsia, aš darau sprendimą, ji tęsia, aš viską, ką pasirenku aš, ji tęsia. Todėl ir yra baisu nieko nepasirinkti, nieko nespręsti, nieko nedaryti arba kaip nors sakyti, kad aš vėliau tai darysiu. Kitas momentas, dėl ko labai svarbus tas dalykas suprasti, kad negalima kalbėti apie tai, kad po 5 metų sukursiu verslą, po 5 metų išsiskirsiu, po 10 metų pagimdysiu arba dar ką nors. Todėl kad, kai aš nedarau šiandien ir galvoju apie tai, ką darysiu po 5 metų, tas taškas, kurį aš susikūriau iliuzijoje, jis minta mano energiją. Aš atiduodu energiją, jis ją minta, bet atgal neduoda. Jeigu aš darau jau šiandien po truputėlį, aš pradedu duoti energiją tam taškui, jinai man duoda grąžą, nes kiekvienas veiksmas duoda grąžą, o laukimas tik išsiurbia ir išima iš mūsų. Šitie žmonės, kurie turi perdėtą arba padidintą virš normos ženkliai reikalavimų savo liniją, jie visada taip elgėsi. Va tada jau turėsiu, dabar dar negaliu daryti, nes dar to man trūksta, to dar universiteto, dar namo, dar karjeros, dar darysiu vėliau. Jūs prarasite energiją. Jeigu šiandien darysit, jūs ją užkursit. Jeigu jūs šiandien darysit, jūs ją generuosit. Jeigu generuosit, varikliukas veikia, dantratukas sukas, jis veža jūs į viršų. Lygiai taip pat su tuo, kaip šiandien aš turiu būti tuo, kuo aš noriu būti. Šiandien, ne rytoj, ne poryt. Toje apimtyje, kurią aš galiu disponuoti šiandien, bet šiandien. Labai svarbu suprasti, kad jums nebūtina sėdėti kaip didžiausi pasaulio verslininkai tokiuose kabinetuose ir kėdėse. Šiandien darykite mažesnio kabineto programą ir generuodami energiją ateisite į tą didįjį kabinetą. Tai ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Ačiū visiems, kurie stengiatės pažinti pasaulį giliau.